Lietuvos ir Gruzijos laisvės į vėliavų kelias. Šiuo Gruzijos nepriklausomybės dieną vykstančiu renginiu siekiama pabrėžti vienybę Lietuvos ir Gruzijos piliečių, kurie myli savo šalių laisvę ir puoselėja demokratinės vertybės. Vilniaus katedros aikštėje sveikindama susirinkusiuosius, Seimo pirmininkė pabrėžė tikinti Gruzijos laisvę ir bendra mūsų valstybių ateitimi darnioje Europos šeimoje. Esą mūsų tautas nuo seno jungia draugystė. Dar labiau mūsų vienyje patirtis, kovojant dėl savo nepriklausomybės, teisės puoselėti gimtąją kalbą ir kultūrą, nes tik tokio paties likimo tautos gali viena kitą suprasti ir palaikyti. Abi mūsų valstybės nuėjo sudėtingą išbandymų ir iššūkių kupiną laisvės kelią. Šiandien šį kelią simbolizuoja išskleistos Lietuvos ir Gruzijos vėliavos. Man ypatingai džiugu, kad šiandieną šias vėliavas laiko jauni žmonės, mūsų Lietuvos ir Gruzijos ateities kūrėjai. Su švente visus! Nepriklausomybės dienos proga Seimo pirmininkė Lietuvos parlamento ir savo vardu išsiuntė sveikinimą Gruzijos parlamento pirmininkui Davidui Usupašviliui. Linkėjo sėkmės, rezultatyvaus ir kūrybingo darbo, o tautai gerovės ir ryžto kuriant modernę ir demokratinę Gruziją. Gruzijos nepriklausomybės diena skirta paminėti 1918 m. gegužės 26 dieną priimtą nepriklausomybės aktą, kuris po Rusijos imperijos žlugimo paskelbė Gruziją demokratinę respubliką.